Skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatarėme klausytis. Paprikola LT. Čia kartais pajokauja. Nu davai, pabazarinsim. Nu jo, žinai. Kokią temą? Tai su policija. Iš tikrųjų, nes iš tikrųjų, žinai. Gerai, už ką baudžiam? Už viešojo alkoholio vartojimą. Ne, už alkoholio. Labą dieną. Labą dieną. Su Agne kalbu. Taip. Trakų policijos komisariatas, turime porą klausimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Dėl ko? Dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Kokių pažeidimų? Viešosios tvarkos pažeidimų gavom penktadienį, kaip pasakyti, kaip pareiškimą, iš tikrųjų ne pareiškimą, jų niekas negrėsia, kol mes jūsų neapklausime. Už viešojo alkoholio vartojimą viešoje vietoje. Kurioje vietoje? Atvyksit į policijos komisariatą, viską pasakysim. Dabar kaip gavosi taip, kad ar čia iš tikrųjų buvo toks įvykis, ar turite ir savų versijų, ar ginsitės teisme, ar ne? Nebuvau laukia iš vis penktadienio vakarą. Jeigu mes gavome nusiskundimų, tai vadinas buvot. Jūs neigiate savo atsakomybę, taip? Palaukit, Kaip sakot? jūs neigiate savo atsakomybę. Neigiu. Gerai, aš užsirašau. Agne, neigia savo atsakomybę. Liutaurai, prieibiški. Žiūrėk čia dėl tos tvarkos pažeidimo. Nu? Tu pakalbėk, biškai, aš dabar neturiu laiko. Aš nukreipiu jūs į mano kolegą, jisai pasakys visą esmę. Visą ją. Sveiki. Labą dieną. Liutauras Bradzinskas, antras Trakų policijos komisariatas, trukdo iš tikrųjų. Klausau. Taip, kaip jau kolega tikriausiai minėjo, gavome nusiskundimų už alkoholio vartojimą viešoje vietoje ir smulkų chuliganizmą iš tikrųjų. Pasakykit datą tikslę ir vietą. Kas? Pasakykit tikslę datą ir vietą. Penktadienio vakaras, maždaug po 5. Penktadienio? Taip. Tai kurį penktadienį čia buvo? Šį, kuris buvo, praeitą. Penktadienio vakaras. Data kokia data? Penktadienio būtent. Aš gavau iškvietimą, gerai. Gerai, važiuok. Taip, sausio 11 diena, 17:34. Gavome nusiskundimą iš tikriausiai jūsų pažįstamų, aš nežinau, nes nurodė jūsų vardą, arba šiaip gal pažįstamų. Ir sakė, kad tiesiog nesivaldote viešoje vietoje, gerite alkoholį ir užsiemate chuliganiškais veiksmais. Tai kad aš alkoholį iš vis negeriu. Nežinau, parodymai iš tikrųjų gali būti melagingi, tada mes bausime tos atsakingus asmenis, bet iki tol mes laikome savo parodymų. Tai kada galėtumėte prisistatyti į Trakų antrąjį policijos komisariatą iš tikrųjų? Kurioje vietoje aš ten geriu, jūs man paaiškinkite, jeigu aš negeriu niekur. Mes žinome tik tais datą ir viskas, ir jūsų vardą. Vietos nėra, atrodo, palauk, aš einu pažiūrėsiu. Aš einu dokumentus pasižiūrėsiu. Gerai, atnešu vienu žodžiu tą pareiškimą, visą kas yra parašyta. Vienu žodžiu dabar taip, kada jūs galite atvykti pas mus į policijos komisariatą, kada prisistatyti? Skambutis baigtas! Kodėl? Numetė. Susimėtė! Stop padavai. Perskambinau. Pirmą Karaimų gatvėje biškį pagirinį. Karaimų gatvėje ties Kibininė, žinau, ten yra Kibininė. Labą dieną. Labą dieną. Kur Agnė dingo, galime paklausti? Nėra. Gali duoti Agnę, nes vienu žodžiu... Nėra. Aš girdžiu, kad jin kalba, tai gal yra. Nu tai, kas yra? Tai jau, junkit, kad dabar garsiakalbį. Agnė. Įjungiat? Įjungiat garsiakalbį? Ne. Tai įjungit garsiakalbį. Kam? Nu, nes reikia Agniai porą žodžių pasakyti. Kokiu? Nu, pamatysit. Nu tai, Nu, įjungit. tai sakykit. Nu, įjungit. Nėra garsiakalbio čia. Nu, tai tada duokit Agniai. Nu, vėliau. Nu, tai va, vienu žodžiu ją išdūrė. Nu, gerai. Yra užregistruotas skambutis. Yra užregistruotas skambutis Luko Kazlausko. Kas? Luko Kazlausko užregistruotas skambutis, kad jūs išdurtume. Luko Kazlausko? Luko Kazlausko.
Vienu žodžiu parašė, kad jūsų draugės vardas Agnė, jinai gyvena Trakuose, bute ir nori pajokauti, kad jie skambina iš policijos. Tai va, nenusiminkit, jums niekur nereiks važiuoti, vienu žodžiu atsiūsime trumpai žinutę, kur galite rasti pokalbį. Ir nebegerkit viešoje vietoje iš tikrųjų. Ir nebegerkit viešoje vietoje. Paprikola LT. Čia kartais pajokauja.